Labą dieną. Čia kalbėsiu apie krepšinį, apie krepšinio taisykles ir krepšinio taisyklių interpretacijas. Ir šiandien biškį pakalbėsiu apie 7 skyrių krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Vyriausias treneris ir pirmas vyriausio trenerio asistentas pareigos ir teisės. Mažiausiai 40 minučių prieš rungtynių pradžią nurodyta varžybų tvarkaraštyje komandos vyriausias treneris arba pirmas vyriausio trenerio asistentas arba komandos atstovas turi pateikti sekretoriui komandos sąrašą žaidėjų numerių, pavardžių, kapitono ir pirmo vyriausio trenerio ir pirmo vyriausio trenerio asistento pavardės. Vyriausias treneris pats asmeniškai atsakingas, kad žaidėjų numeriai, pavardės, kapitono, vyriausio trenerio ir pirmo vyriausio trenerio asistento būtų teisingi. Mažiausiai 10 minučių prieš rungtynių pradžią nurodyta varžybų tvarkaraštyje komandos vyriausias treneris turi patikrinti rungtynių protokolą, žaidėjų numerius, pavardės, kapitono, vyriausio trenerio ir pirmo vyriausio trenerio pavardės ir patvirtinti tai parašu. Viena iš komandų laiku pateikia komandos sąrašą. Dviejų žaidėjų numeriai nesutampa su žaidėjų numeriais ant jų marškinėlių arba žaidėjo pavardės nėra rungtynių protokole. Tai išaiškinama prieš rungtynių pradžią. Tai tie netaisyklingi numeriai ištaisomi, netaikant jokių nuobaudų. Ir šitie pavardės įrašomos rungtynių protokolą. Jeigu rungtynėms prasidėjus rungtynių metu, sekretorius turi atkreipti teisėjų dėmesį. Teisėjai turi nedelzdami stabdyti rungtynes, nepadarydami žalos nė vienai komandai. Netaisyklingi numeriai. Čia kažkoks karsas šalia manęs buvo, tai atsiprašau, kažkas čia ką tik nutiko. Tie neteisingi numeriai ištaisomi, netaikant jokių nuobaudų. Bet žaidėjo pavardės jau įrašyti nebegalima. Rungtynių metu, rungtynėm prasidėjus, žaidėjo pavardės įrašyti į rungtynių protokolą jau nebegalima. Tik prieš rungtynes galima įrašyti. Ir šiandien tik biškį norėjau šią temą pakalbėti. Viso.